kažkas, jeigu viešpaties vakarinė reikia. Aš ir peršaukas pasižymėsim. po to pasižymėsim kažkas. Laisvai. Aš irgi skaičių Skaičių. Tai mes dabar pasimelskime visi kartu, gerai, prašau. Aš Aurimo prašysiu melstis ir Aurimai norime, kad tu pasimelstum, o mes mintim prisidėtume už mažytę, gerai, už jos sveikatą, sveikimą ir stiprybės tėvelio. mažinti berniukui ir jo tėveliams viešpatie Dieve. Vaikas nėra paprastas, Dieve, jis yra sudėtingas. Apsaugok juos viešpatie Dieve, jų tikėjimą, apsaugok nuo nusivylimų, Dieve, apsaugok nuo pykčio ir kaltėlių viešpatie. Bet tiesiog išlaikyk juos tikėjimą, Dieve, kad jiem maldoje viešpatie Dieve savo skausmus ir troškimus, Dieve, tau sakyti viešpatie. Tavo ramybė, Dieve, tiesiog saugoti jų širdis ir protus. Dėkoju tau už Dievą, palaimink prašau tą berniuką, Dieve, tegu tavo apsauga būna su jais viešpatie Dieve. Dėkojam tau už viską, tu prašom ir tavo sūnus. Amen. Ačiū. Mes šiandieną po pietų turėsime tik vieną paskaitą, ne dvi kaip įprasta, gerai. Ir po to gal, jeigu jūs labai neskubėsite, tai tą kitą valandą norėtume išgerti kartu arbatos prieš Kalėdas. Mes koledže turime tokią tradiciją nuolat ir šiek tiek va pabūti vienas su kitu, pasikalbėti, pabendrauti. Ką? Paskutinį vakarėlį. Nu, tikimės, kad dar ne paskutinį. O gal Kristus ateis, tai bus jau paskutinį. Nu, jeigu Kristus ateis, tai ir arbatos negausite. Gerai. Kuo daugiau mišką, tuo daugiau grybų, kaip sako. Tai ir po pietų mes iš karto išlaikysime Seno testamento testą, kad skatinti jūs į neužmigimą po pietų. Taip? Kristus kunigų knygoje labai daug kas knygoje nurodo į Kristų. A didžioji raidė. Šioje knygoje, kada jūs ją skaitote ir ypatingai knygos pradžioje, parašyta apie 5 aukas, vadinasi 5 aukos. Ai, čia buvo prieš žvaigždutės. A didžioji raidė, prieš žvaigždutės aš jums kažką nepasakiau. Labai daug kas kunigų knygoje nurodo į viešpatį Jėzų Kristų. 5 aukos. Pirma auka, apie kurią mes skaitome šitoje knygoje, yra deginamoji auka. Jūs turbūt pastebėjote, skaitydami šitą knygą, kad dažnai sutinkame šitą išsireiškimą. Deginamoji auka. Kada kalbame, kaip tai nurodo į Kristų ir sulyginame su Evangelijomis, nurodo į Kristaus auką ir atsidavimą Tėvo valiai. Tai yra Kristaus auka ir atsidavimas Tėvo valiai. Tėvo. Čia pirmas, kada kalbame dabar apie aukas, kaip jos susijęs su Kristumi. Skaitydami kunigų knygą, jūs turbūt pastebėjote išsireiškimą, kad mes turime duonos auką, ar ne? Vėliau mes truputėlį pakalbėsime apie šitų aukų tikslą pačioj kunigų knygai, bet dabar kaip tai susijęs su Kristumi. Duonos auka nurodo į Kristaus nenuodėmingą tarnavimą. Nenuodėmingą tarnavimą. Skaitydami kunigų knygą, jūs turbūt pastebite taip pat, kad yra padėkos auka. Padėkos auka. Tai reiškia, nurodo į tai, kad tikintieji turi draugystę su Dievu per viešpaties Jėzaus Kristaus
kryžių, draugystė su Dievu ir tai, ką jisai atliko ant kryžiaus. 4. Mes skaitome, kad yra auka už nuodėmę kunigų knygoje. Nurodo, kad Jėzus paėmė ant savęs nuodėmes. Kada kalbame apie Kristų, jisai paėmė ant savęs nuodėmes. Ir sekantis puslapis 59 yra auka už kaltę kunigų knygoje. Nurodo, kad Kristus užmokėjo už nuodėmės žalą. Kad Kristus užmokėjo už nuodėmės žalą. Kiekviena šita auka kunigų knygoje turėjo savo tikslą, kodėl Dievo žmonės, garbindami Dievą, aukodavo šitas aukas ir kodėl Dievas tai nurodė. Pastaba 5 aukų tikslas kunigų knygoje. Deginamoji auka, kada mes skaitome Dievo žodį ir galvojame apie Dievo nurodymus žmonėms tuo metu, deginamoji auka tai bendra auka už nuodėmę. Aukodami šią auką žmonės galėjo prieiti prie švento Dievo. Tai bendra tokia deginamoji auka. Jie galėjo prieiti prie švento Dievo. Kunigų knygoje, kada mes skaitome apie duonos auką, jūs galite pastebėti Dievo žodį, kad jie aukodavo šitą auką kaip dėkingumo išreiškimą ir pasišventimą Dievui. Jie per šitą auką išreikšdavo savo dėkingumą ir pasišventimą Dievui. Padėkos auka labai panaši kaip duonos auka. Vienas gal tik tai paskutinis aspektas bus kitoks. Tai yra dėkingumo išreiškimas ir parodymas, kad trokšti tarnauti Dievui. Dėkingumo išreiškimas ką? Kad trokšti tarnauti Dievui. Jie aukodavo padėkos auką. Na ir dabar 2 paskutinės aukos, kur kalbėjome. Nuodėmės auka arba auka už nuodėmę. Auka už nuodėmę. Permaldavimas už žmonių padarytas nuodėmes. Permaldavimas už žmonių padarytas nuodėmes. Ir toliau auka už kaltę, apie kurią irgi parašyta kunigų knygoje, permaldavimas už kaip kurias konkrečias nuodėmes. Permaldavimas už kaip kurias konkrečias nuodėmes. Galit vieną niuansą tokį aspektą paaiškinti? Ar va tos paskutinės čia kaip asmeninės, ar jau kaip už grupę?
galėjo būti ir taip, Elena. Nes atsimenat, kada studijavom prieš kelias pamokas kunigų 10 skyrių, Aronas turėdavo aukoti už tautą, iš pradžių už save ir už tautą. Todėl galėjo būti ir taip, ir taip. Ir taip pat kunigų knygoje mes skaitome apie asmenį, jeigu jisai nusideda ir suvokia, jisai eina aukoti auką už save. Bet ir už nuodėmę taip pat galėjo skirti. Bet be abejonės. Ir toliau auka už kaltę galėjo būti už konkrečias nuodėmes. Prie žvaigždutės auka būdavo aukojama, kai padarydavai asmeniui kokią nors žalą. Auka būdavo aukojama, kai padarydavai asmeniui kokią nors žalą. Nes jau tai išsiskaidydavo ir tu aukodavai tą auką čia. Tas pats, kaip mes kalbame šiandien, ne? Jeigu aš tik tai mintyse blogai galvoju apie Igorį, tai mano nuodėmė prieš Dievą. Ir jeigu aš tai suvokiu ir esu įtikintas, aš išpažįstu tai Dievui ir prašau, kad jis man padėtų savo širdyje suvokti, ko jis iš manęs nori ir susitvarkyti. Bet jeigu aš apie Igorį blogai mąstydamas mintise nubėgau pas Reginą, Renatą ir Alių ir išdėsčiau savo mintis ir vėliau suvokiu, kad tai yra neteisingai, tai tada mano nuodėmė prieš Dievą, mano kaltė aš einu Igoriui pasakau, Reginai, Renatui ir Aliui, kad mano mintis ir padaryti veiksmai buvo neteisingi. Tada įvyko susitvarkymas. Vat jie aukodavo už nuodėmes, tai galėjo būti ir bendrai, ir asmuo aukodavo, bet jeigu būdavo kažkas konkrečiai, tada dar jie aukodavo auką už kaltę. Tai yra 5 aukos iš kunigų knygos. Pastoriau, ten galima nuodėmes padalinti 3 dalis, ten prieš Dievą, prieš žmonės ir prieš patį save. Prieš savo kūną irgi. Nu, galite padalinti 3 dalis ir vis tiek nuodėmė yra nuodėmė, ne? Kad ir kaip bedalintume, ne? Taip, bet tai, nu, taip jūs. Prieš žmogų vis tiek prieš Dievą. Ne, prieš žmogų tai yra prieš žmogų. Kiekviena nuodėmė pirmiausia yra prieš Dievą. Ar prieš žmogų, ar ką, bet kiekviena nuodėmė pirmiausia yra prieš Dievą. Ir mes jau citavom, neversime, nes tam nėra laiko, bet kada Potifaro žmona gundė Juozapą ir sakė, sugulk su manimi, Juozapas labai atsimenat aiškiai pasakė, pradžios 39:9. Aš nenoriu nusidėti prieš Dievą. Tai būtų nuodėmė ir prieš ją, ir prieš Potifarą, bet jis nesakė, bus nuodėmė pirmiausia prieš Potifarą. Tai kiekviena nuodėmė pirmiausia yra nuodėmė prieš Dievą. Reikalinga dalinti. Reikalinga susitvarkime, žinoti, kaip teisingai susitvarkyti, jeigu kai kurių dalykų padarai, kurie yra nuodėmė prieš Dievą ir jie yra padaryti neteisingai. Aš turiu klausimą. Kunigų knygoje labai tik ryškiai pasakyta apie druską, kad jos turi netrūkti aukose, aukojant. Ir taip pat prisimenu, kad ir Kristus sakė, druska geras daiktas. Kokią simbolinę prasmę ji turėjo tuo metu, ar ten praktiniais sumetimais buvo aukojama, ar yra kokios informacijos? Daugelis teologų daugiau komentuoja tai kaip simbolinę prasmę vis dėlto, kad druska vis dėlto parodydavo į negendamumą jiems ir primindavo kai kuriuos dalykus. Aš manau, kad ir mums, kaip sako šiandien, kai jūs Aliau pacitavote, būkite žemės druska, tai simbolinė ar ne prasmė, kad druska atlieka savo paskirtį, kada suteikia negendamumą, ir druska atlieka savo paskirtį, kada suteikia skonį, ar ne? Tai vat mūsų gyvenimai turėtų būti su viešpačiu tokie, mūsų gyvenimuose Dievo žodis, kaip pas Dievo žmonės, turi veikti galingai, kad mes galėtume įtakoti kitus. Mūsų kalba te būna
druską pasūdyti. Vėlgi, be sugėdimo stenkis kalbėti, ar ne? Tai vat vėlgi tie visi simboliai dėl druskos, kada mes kalbame. Kas dar, kada kalbame apie aukas? B didžioji raidė, vyriausias kunigas. Visą laiką vyriausiam kunigui buvo 3 reikalavimai, tokie pagrindiniai. Pirmas, jis turėjo būti išrinktas iš žmonių. Kada kalbame apie vyriausią kunigą, pirmas reikalavimas, jis išrinktas iš žmonių. Čia mes matome vieną iš dalykų, kodėl Kristus turėjo priimti žmogaus kūną, ar ne? Jų yra daugiau kodėl, bet vienas iš žmonių. Antras, vyriausias kunigas turėjo turėti gailestį žmonėms. Gailestis žmonėms. Ir trečias reikalavimas vyriausiam kunigui turėjo atstovauti žmonės prieš Dievą. Turėjo atstovauti žmonės prieš Dievą. Iš žmonių, gailesti žmonėm ir atstovauti žmonės prieš Dievą. Bet iš žmonių, ta prasme, kad ne iš angelų kažkokiu, tai ar iš ko gal dar gali būti? Nežinau, ką dar Irina sakyti ar paaiškinti. Iš žmonių išrinktas, tai ne iš angelų. Neturėjo būti reikalavimo, kad iš levitų giminės. Turėjo, yra po to daug sudėtinių dalių, Jurijau, ką sakote. Čia aš tokius bendras. Toliau sudėtinės dalis jūs turbūt atsimenat, kad vyriausias kunigas turėjo būti be kliaudos, ar ne? Jeigu reiškiasi pas mane kažkas išnyręs, aš jau negalėčiau būti vyriausių kunigų, nors ir būčiau iš levitų giminės, ar ne? Tai tų sudėtinių dalių labai teisingai yra dar daug. Aš galima sakyti, pavyzdžiui, apie Dovydą, kada jis ten išrinkdavo tos iš levitų, kas gieda, kas. Žodžiu, ar čia nebuvo įsikišimas į Dievo tvarką, į Dievo šitą visą Dovydą? Kuo? Nu, tą, kai jis padarė, jisai ten sustatė ten, kas ten per pamaldas, kas gieda, kas ką daro, kas kur stovi. Bet jeigu tai buvo iš levitų padaryta. Jo, bet Dovydas pats nebuvo iš levitų, tai užtat aš. Dovydas nebuvo iš levitų. Dovydas buvo iš Judo giminės. Iš Judo giminės. Jisai kaip karalius vadovavo tautai ir kadangi visi tie tarnautojai, kurie šventykloje atliko garbinimo, buvo išrinkti iš levitų, aš nematau jokios problemos visame tame. Tai kaip tik daugiau skaitydamas apie tai matau gerą Dovydo kaip karaliaus metu sugebėjimą paskirstyti atsakomybės garbinimą. Kad jis pats būtų pradėjęs garbinti, tada mes matytume pažeidimą. Arba kaip šiandien, ką matome, savo giminę būtų ten sustatęs. Tada taip, bet levitai visą tai. 7 šventės. Apie jas mes labai konkrečiai skaitome kunigų knygoje. Turime kai kuriuos pamokymus ir šventės, kurias švęsdavo Izraelio tautos žmonės, arba jiem būdavo pamokymas švęsti šitas šventės. Pirma šventė – Pascha. Pascha. Pakaitališka Dievo avinėlio mirtis. Ir taip pat, kaip mes šiandien apie tai galvojame, Jėzus irgi mirė per Paschą. Pirmame Korintiečiam 5 skyriuje Kristus yra vadinamas Paschos avinėliu. Antras, pas juos būdavo neraugintos duonos šventė. Tai susiję labai stipriai su pirmu, teisingai jūs sakote.
Tai nurodo, kad šventas tikinčiojo vaikščiojimas su Jėzumi. Trečias, hebrajai švęsdavo pirmųjų vaisių šventę. Pasitaisykite, prašau, čia yra tokia klaida prieš U, dar didžiąją raidę pasirašykite. Vaisių šventė. Kada mes skaitome Naująjį Testamentą, šita šventė, pirmųjų vaisių šventė, nurodo į Kristaus prisikėlimą. Jisai pirmasis iš užmigusiųjų, kuris prisikėlė. Ketvirtas. Jis prisikėlime yra pirmasis. Jis prisikėlime yra pirmasis vaisius. Jis prisikėlime yra pirmasis vaisius. Ketvirtas. Jie švęsdavo 50 dienų po pirmųjų vaisių. 50 dienų praėjus po pirmųjų vaisių. Mes galime pas jūs yra parašyta, tarp kitko, tai yra sekminės. Sekminės. Po Viešpaties Jėzaus sužengimo buvo atsiųstas šventoji dvasia. Čia galime pasakyti, kad ten, nes Paska, neraugintos duonos ir pirmųjų vaisių dabar viena šventė yra. Pas juos? Taip, dabar 8 dienos yra viena šventė. Tiesiog buvo anksčiau skirstyta. Kada jūs kalbate apie Paską ir neraugintos duonos? Taip. Taip. 3 viename. 3 viename, gerai. 5. Jie turėjo trimitų šventę. Trimitų šventė. Kada mes mąstome šiandieną, kaip tai nurodo į Kristų, tai yra Kristaus antrasis atėjimas. Nurodo į Kristaus antrąjį atėjimą. Aš bandau sudėlioti, kaip iš tikrųjų vadinasi. Gerai dėliojate. 6. Permaldavimo diena. Vieną kartą metuose. Permaldavimo diena. Viešpats Jėzus numirė už nuodėmes. Ir taip pat jie turėjo palapinių šventę. Atsiprašau. Palapinių šventė. Nurodo į 1000-metę karalystę, kurioje valdys Kristus. Palapinių šventė. Tai va per 2 tas trimitų ir permaldavimo vyriausias kunigas įeidavo į šventyklą. Įeidavo tik per permaldavimo dieną. Jo, per permaldavimo. Bet trimitų ir permaldavimo yra viena diena. 2 dienos, ta prasme. Jo, bet per permaldavimo dieną, kaip jūs sakote, teisingai jis vieną kartą metuose galėjo eiti į švenčių švenčiausioje, išlieti kraują ant sandoros skrynios. Kas dar turit kokių papildymų, ką? Su varpeliu. Taip, ant jo rūbo turėjo būti varpeliai, kad jį galėtų ištraukti, jeigu reiktų. Bet kaip vis tiek vadinti, arba nesako, o čia ten hebrajų šventės, bet čia iš tikrųjų ne hebrajų šventės, o Dievo šventės, Viešpaties šventės. Bet visi sako, ką mes turim ten tas hebrajų šventės. Čia hebrajų ne prie ko, čia Dievo šventės. Mes pilnai visiškai šitų švenčių turime pripažinti nešvenčiam, ar ne? Mes paimame gal kaip kuriuos principus, kuriuos mokomės bažnyčiose, kažką paminim, bet viens prie vieno mes šitų švenčių nešvenčiame. Bet jie tai švenčia ir dabar? Be abejonės jie vis dar galvoja, kad jie po sena sandora ir pas juos šitos šventės yra švenčiamos. Ir mes švenčiame.
Ką? Ne, nu kaip šventi, nu taip. Taip. Gerai, Renatai, prašau. Teko man šį pavasarį dalyvauti mesinių žydų pakvietė švęsti Paschą. Ir jie pakomentavo taip, kad, ta prasme, kodėl ne avinėlį valgo, o valgo vištieną. Dėl to, kad šventyklos nėra sugriauti ir nėra kaip kažkokia avinėlį, kur papjauti. Toks komentaras. Vištiena vietoj avinėlio. Avies. Irgi neblogai, ne? Nes nėra šventyklos. Kunigų knygos pagrindai. Pagrindinis šitos knygos žodis, A didžioji raidė, šventumas. Šventumas. Kunigų knygoje daug rašoma apie Dievo šventumą. Antras parašyta, kaip nešventi žmonės gali ateiti pas Dievą ir bendrauti su juo. Kaip nešventi žmonės gali ateiti pas Dievą ir bendrauti su juo. Trečias, ateimas prie Dievo tik per kraują. Tik per kraują. Ir ketvirtas, vaikščioti su Dievu gali, kada paklusti jo įsakymams. Knygos pagrindinės eilutės jums yra spausdintos. Šitos knygos pagrindinis skyrius yra 16. Kunigų 16 skyrius. Yra knygos pagrindinis skyrius. Kodėl? Pirmas. Skyriuje parašyta apie permaldavimo dieną. Antras, viena svarbiausių dienų izraelitų kalendoriuje. Tai viena svarbiausių dienų izraelitams – permaldavimo diena. Ir trečias, vyriausias kunigas vieną kartą metuose įeidavo į šventų švenčiausiąją aukoti už žmonių nuodėmes. O galima dar apie duoną tą paklausti, o jie valgo neraugintą, o mes valgome taip ir raugintą. Macą valgo. Aš dabar nesusidūręs, kokią jie duoną valgo, aš Maca. nežinau, kas buvote maca, visi valgo. Maca, vietoj karčių žuvų buvo Raugintos duonos. Jūs turite minti tik per tą dieną ar kiekvieną dieną metų? Kiekvieną dieną? Kaip čia turi būti jo. Rauginta, taip, nes negalima valgyti per Paschą nerauginta. Taip jau gavosi, kad aš nežinau, ką jie valgo. Nes rauginta duona chamets negalima valgyti per Paschą. Tik nerauginta. Man teko vieną praradimą patirti, bet aš dėl to labai nepergyvenu. Prieš mėnesį aš gavau laišką iš vieno pastoriaus Amerikoje ir jis jau dabar ne pastorius, bet jis mano senas geras draugas. Ir jisai sako, ką veiki gegužės pirmoj pusėj. Ir sako, jeigu nori, tai dalis buvusios bažnyčios žmonių, kur mes gyvename, mes važiuojame į Izraelį. Ir Audriu, jeigu tu nori, mes padengsime tavo kelionę $5,000. Ten amerikiečiai važiuoja, nebūkit šokiruoti ir viešbutis turi būti ir tam tikros sąlygos jiem ir maitinimas visas suplanuotas. Bet aš pažiūrėjau, kad Vilniui koledžas man išeina ir vienas pastorius turi atvažiuoti, kuriam aš prižadėjau, kad Lietuvoje 3 dienas jį priimsiu, tai man šį kartą teko atsisakyti nemokamos kelionės į Izraelį. Bet jų maršrutas išdirbtas, kaip jie atsiuntė planą, tai įspūdingas. Bet iš kitos pusės man labai, aš visada atsimenu, ką vienas mano mokytojas pasakė 95 metais lapkričio mėnesį, jis dėstė apie šventyklą ir dėstė irgi truputėlį apie Izraelio aspektus. Jisai sakė, gali nuvažiuoti į Izraelį, išvaikščioti po visas vietas,
pastovėti su savo pėdom ant kiekvienos vietos, bet jeigu tu neatsiverti Biblijos ir tai nėra tavo gyvenimas, tai irgi tik tai yra išoriškas dalykas. Tai va daug tokių įdomių dalykų pamąstymų. Gerai, bet mes grįžkime pas kunigus. Kunigų knygos planas. A didžioji raidė 1:17 skyrius švento Dievo garbinimas. Pamokymai dėl aukų, pamokymai kunigams, pamokymai žmonėms, pamokymai dėl aukojimo. Ir A mažytė raidė 61 puslapyje. Dievas davė pamokymus, koks garbinimas patinka jam. Vėlgi grįžtam prie to, ką pradžioje kalbėjome šios knygos. Iš jo yra pamokymai, koks garbinimas patinka jam. P. Dievo pamokymai padeda turėti teisingas nuostatas dėl garbinimo. Nuostatos labai svarbu, kad būtų teisingos. C. Per aukas Dievas pamokė, kad jis žiūri į nuodėmę labai rimtai. Šventas gyvenimas. Standartai žmonėms, taisyklės kunigams, šventės Dievo palaiminimui. A. Dievas pamokė, kaip reikia gyventi šventą gyvenimą. Dievas pamokė. B. Izraelitai turėjo atsiskirti nuo pagonių tautų. Ir C, tik pasikartosim, ką sakėme, tikintysis turi būti atsiskyręs nuo nuodėmės ir pasišventęs Dievui. Labai greitai svarbus pamokymai iš šios knygos. Aukos buvo svarbios Izraelio tautos gyvenime, kada asmuo aukojo gyvūnais parodydavo, kad atgailauja prieš Dievą ir tiki Dievo tiesa. Svarba A. Aukos buvo aukojamos, kad gautų nuodėmių atleidimą. B. Aukos moko, kokia yra nuodėmės kaina. Kokia yra nuodėmės kaina? C mažytė raidė. Mes negalime patys savo atleisti. Kada kalbame apie išgelbėjimą, apie nuodėmę atleidimą, mes negalime patys savo atleisti. D. Aukos nurodė į Jėzaus auką. Buvo didžioji raidė garbinimas. Dievas davė 7 šventes izraelitams. Tauta turėjo per 6 šventes garbinti viešpatį. Svarba. Dievo garbinimas yra labai svarbus mums šiandien. Dievo garbinimas yra labai svarbus mums šiandien. Ir mažytė raidė, Dievo garbinime turi būti didelis mūsų pasišventimas. Dievo garbinime turi būti didelis mūsų pasišventimas. C didžioji raidė, sveikata. Dievas davė įsakymus dėl maisto, ligų, intymių santykių. Izraelis turėjo išsiskirti iš kitų tautų. Fiziniuose patarimuose daug dvasinių principų. Vadinasi, kada jūs skaitote kunigų knygoje pamokymus apie sveikatą, Dievo nurodymus, labai daug dvasinių principų yra.
kuriuos galite paimti ir pritaikyti savo gyvenime. Bus labai naudinga, nes per juos kalba Dievas. Mūsų elgesys, morališkas, dvasinis, turi skirtis nuo pasauliečių elgesių. Morališkas, dvasinis, turi skirtis nuo pasauliečių elgesių. Ir B mažytė raidė, kaip tikintieji turime neužmiršti, kad mūsų kūnai turi garbinti Dievą. Mūsų kūnai turi garbinti Dievą. Ne tik morališkai, dvasiškai, bet ir fiziškai mes turime atrodyti kitaip. Fiziškai kitaip? Aš suprantu jūsų mintį, ką jūs sakote. Rengtis ten. Kaip sakot? Rengtis ten, dar kažkaip. Nes yra bažnyčių, kuris sako, kad mes turim rengtis kitaip. Negu pasaulis. Ta prasme, kad per pamaldas. Dar kartą, jeigu pasakyti. Per pamaldas, kaip pavyzdys, per pamaldas mes turim atrodyti apsirengęs kitaip negu pasaulis. Tai yra kažkaip tas kostiumas ar kažkaip, tai žodžiu, yra toks. Kitaip, aš nežinau, kitaip. Gintarai, kaip mums nedarė? Kažkaip tai. Mes apie tai skyrėme prieš kelis mėnesius, aš vėlgi grįžtu tik prie kriterijaus tvarkingumas, ar ne? Tvarkingumas, tai yra kriterijus, apie ką mes kalbame. Toliau, ką jūs sakote, aš paprašau bažnyčioje kiekvieno pamokslininko arba kiekvieno vedančio tarnavimo ateiti į sakyklą su marškiniais ir kaklaraiščiu. Jeigu jie manęs paprašytų atversti Biblijos eilutę, aš jiem netverščiau. Bet tai yra, mano prašymas jiems, aš tą akcentuoju. Be abejo, jis yra pasvertas, kodėl aš tai prašau. Aš mašiau apie tai, meldžiausi, bet vėlgi eilutės aš neturiu visame tame. Aš jiem turėčiau būti sąžiningas. Nėra pas mane tokios eilutės. Bet yra gal kaip kurie geri argumentai, dėl kurių aš galiu su jais arba jie su manim padiskutuoti. Bet vėlgi tvarkingumas yra pagrindinis elementas, ką mes skaitome.